Sveiki visi. Taigi, trumpai parodysiu, kaip eismas vyksta turbožiedinėje sankryžoje ir čia šiuo atveju mums reikia išvažiuoti į antrą išvažiavimą. Ir automobilis renkasi antrą juostą, nes pirmoje juostoje prieš tai buvo kliūtis ir įvažiuoja būtent į žiedinę sankryžą. Ir persirikiavimo galimybės nėra, kadangi juostos yra atskirtos viena nuo kitos borteliais ir persirikiuoti aišku jau neis. Kurią juostą pasirinksite, tą kryptimi ir teks išvažiuoti. Prieš įvažiuojant į žiedą visada stovės ženklai, kur kokia kryptimi leidžia. Na ir sakykime, vėlgi iš kitos pusės atvažiuojame, mums reikia į pirmą išvažiavimą. Tai ženklai leidžia į pirmą išvažiavimą išvažiuoti abiem juostomis, tai abu automobiliai galėtų išvažiuoti būtent į pirmą išvažiavimą. Baltas automobilis išvažiavo, kaip ir priklauso, kitas automobilis pasirinko išvažiavimą į antrą. Ir dabar šiuo atveju mums reikės išvažiuoti į pirmą išvažiavimą, tai aišku, mums galima važiuoti tik pirmąją juostą, būtent į pirmą išvažiavimą ir aišku, antrą juostą pasirinkus jau tektų išvažiuoti į antrą išvažiavimą, nesvarbu, kad mes norėtume į pirmą išvažiavimą. Na, vėlgi, analogiška situacija, norime išvažiuoti į pirmą išvažiavimą, tai vėl šitoje situacijoje mes jau galime rinktis tiek pirmą juostą, tiek antrą juostą, norėdami išvažiuoti į pirmą išvažiavimą, kadangi leidžia abi juostos tą padaryti. Prieš tai buvusiam situacijoje to negalėjom padaryti. Na ir dabar mums reikalingas antras išvažiavimas žiedinėje sankryžoje. Tai pirmą juostą mes jau negalim išvažiuoti į antrą išvažiavimą, tai renkamės antrą juostą, įvažiuojam į žiedo vidurį ir šitą juostą važiuodami mes išvažiuosime į antrą išvažiavimą. Tai paprasčiausiai skaičiuojamės ir žiūrimės, kur ženklai leidžia išvažiuoti ir juostų keitaliuoti jau mes, aišku, negalėsime. Ir dabar tokia pat situacija, kad mes atvažiuodami žiedą norim į antrą išvažiavimą, tai reiškia mums tenka tik antra juosta. Pirma juosta mums leidžia išvažiuoti tik į pirmą išvažiavimą, tai reiškia įsilendame į žiedo vidurį, važiuodami antrą juostą ir juostų nekeitaliuodami išvažiuosime į žiedo ir aišku, kitų pasirinkimų mes šiuo atveju jau neturėsime, kadangi atskirta borteliais ir persirikiuoti nebegalim ir tenka išvažiuoti. Gal kažkiek ir aiškiau pasidarė.